Nu, kugi mes ir vėl čia. Končia mes turėm prisidirbę, te pasakysiu. Iš tikrųjų, tai niek nesam prisidirbę, nieko nepasidarėm blogą, susigalvojom burtininkauti. Kapuraganę burtas užsiiminėsim per Harry Potterį abrakadabrą. Tokia čia tai burta. Iš tikrųjų, labai susimaščiau, panorėjau, užsigeidžiau pasikeist turbiną. Originali buvau jau, iš tikrųjų, originali yra, tokį ant įpavargusi. Ir, sakykime, tortų klibėjimų savų. Kaip čia dabar geriau būtų prie čia iš labai toliai. Aš neįsijungiau bliksts, ką matytaus biškelį. Taip ir čia sena turbina. Ana yra va tokį 0281457003D. Ani čia pakankama sena. Ant senai saisi. Tiesiog nežinau. Nu, įvesks antor įtep klibėjim. Net girdas iš tikrųjų tas klibėjims. Įtor ašinį klibėjim. Ta prasme, už ašelis tampant pirmin atgal tas klibėjims yra pakankama jau žymus. Pabandysiu čia pastumdyti ir galbūt įsirašys garsas. Nu, vienu žodžiu, neparodysiu aš čia nikap, nes tam daiktį neįsijungiau blikstis. O ko aš dabar čia iš tikrųjų sumąstęs esu? Aš taip buvau iš viso labai žiauriai stipriai įsitikinęs, kad A4 B5 66 variklių turbina yra identiška. Nu kaip, aš taip galvojau visą laiką, kol nepridėjau vien prie kitos. Tas identiškas, nu taip aš įsivaizdavau. Aišku, ten paskiau, kai pradėjau daugiau žiūrėti su laiku, nors vis daugiau skyrės. Tas išskirtinums net apie baisiai didelis. Tik tas kas, čia šitas padavimą orą daug mažai, man rodos, atrodo, aš niek nematais dabar, nes nepapasakos tam detalę. Esmė tame atrodo identiška diametrą, nu čia rektai matau iš tikrųjų. Čia šitas į didesnis originalios ongalis, o čia šitai mažesnis išeinančiai dalis. Tai, aišku, čia reikės haltūrinti, bet nieko. Aš mažiausiai čia dėl to pergyvenu. Kas dar, nu čia vamsdelis standartiška, iš viršaus tapims. Kas neapdarėjai galutiniam rezultatui, kai aš čia prieėjau, nu visiškai jau imt žemyn tų turbiną, tek imt su vis kolektorių, nes aš kitaip neišmaščiau, kaip nusiimti. Tai princips man į toks, nu ne man iš tikrųjų, atrodė flanša šitas, nu karštuosis daliais. Atrodė identiška, nu tipo, pači štai mažesnė dalis, pati forma būtent, ta štai, jį labai panaši čia, tik kad šitas jį sumažinta versija, tep įsireikšų. Ir čia netortų papildom smeigių, aš įsitikins buvau irgi, kad, nu, tas pats šitas visas flanšas išmetimo vamzdžiaus, nu, grina prieš katalizatorių, kur yra nueinant iš po turbins. Galvojau, tiks jie šūda. Nieks neaptinko, pasirodo yra, kad karštuoji dalis iš visai mažesnė. Tai tenk, nusipjoviau flanšą nuo katalika A4,
Čia biškelį apšveičiau, daug nebrūžėjau, nes neverta, paskiau plokštum dings. Bet čia buvo kažkas vyrinien bibuką taip paliek. Nu, čia dzin, menkiausia problema. Tai va, čia yra išmetim kolektorius 66 iš A4, bet kam prikols, aš čia senas čiesas, buvau pirkęs dėl aktuatoriaus, aktuatorių man reikėjo, būtent kur turbinas slėgį numetinėjo. Tai šitas, bet čia ne tas. Ir nes manasis buvo kiaurs, aš čia vas nuimsenu, pasirodaba šitas irgi čia neseniausia patikrinau. Būtent, kada buvau keits ten prieš nežinau kiek tų metų jau, pasirodė irgi kiaurs per šitą tau dalį leidų orą. Matyt, membranai prakiauras. Ir tą progą tiesiog sumaščiau šitas, kad keistais, bet kad vasks biški daug kiti apgaunas, tai čia jau kita serija, kita dalis. Tai dėl to daugiausia aš sugalvojau keist, dėl to aktuatoriaus, vienu žodžiu, šiandien. Taip, ir dabar čia yra nuo A4 išmetim kolektorius, 66 kW varikliaus, o čia yra nuo Audi 80 B4, bet 55 kW varikliaus, diesel. Tai visiškai identišks, jeigu toks, jau kaip sakyt, dažna būn fantazijoms kylantis nors, tai pri gerą norvą gali rasti tokį irgi kolektorių. Nes toks pat įves tvirtinim flanšas. Identiškas. Tai, kaip sakyt, aš tada, kai pirkau dėl aktuatoriaus, nieks nenorimo nardyti tos turbinas. Tai sakė, turbina gatava ten, imk visą kolektorių, atidaudu už ten kažkiek į viskas. Tipo, nenorėjai čia visko skleist atskirą, nes galbūt neturėjai, nes aš čia galbūt ten į specialus tai varštą. Šitą va tokie yra. Turbin prisiveržtų tokias varštas. Aš turtų galbūt štai. Man zina štai. O ten laužynę aš atsimenu neturėjai. Į ką? Į davai tada. Paėmiau vis turbinų, šitas į kolektorių įsilėk. Iš tikrųjų, gerti į kolektorių, sakyčiau, pas kažko, kas užsijam nufrezavimas, plokštumas savo, ką nuimtų, būtų iš vis puikų mėlis. Teik čia, čia iš vis paėba, galėtų iš esmės irgi būtų nuėmam. Vienu žodžiu, ne taip pagrindinis reikalas. Šitas nusijėmas vis to vamzdį, čia katalizatorius tam gali prisiveršo, čia šitas va į turbiną. Vat aš tam ant flanšas esą. Flanšelis. Tai vėliak šitas. Aš čia dabar nevirinsiu, aš prisikabinsiu vapšė tik tada, kai bus čištas viskas aprėdyta, tas kas rek, kolektorius pats uždėts išmetamą, daug maž pritemts, prikabins ir kad būtų galima prisidėti patį flanšą, aš dar reikės tarpinsiu susiras per teik metų, nežinau, kur aš bus nukešęs, ar kažko reikės išblieks tam sykiu išsipjauti, prisiderinti, kad kažkokį turėtų atsitraukiamą, tarpelis kažkokį liktų. Kas blogiausia, kad nėra jokios lankščios jungtės, movas to, gofrą, ką pan ten vadinam. Va. Taip, šitas. Čia nuo to pačio 66 turbi, melagis, tas kataliks. Ir vienu žodžiu, aš čia nusipjoviau, čia lanksti jungtis. O kas įdomiausia, man ant to šitas nevamžiaus. Neįsivaizduoju, ar nustepėjai tos beškės baltuose, ar kap čia gaunas, kad tiesiog tokį dalyką aš net neradau. Jokio veito per vis mašiną aš ten neįsivaizduoju net. Taigi, taip, tokia situacija.
pasidėti čia tą vamzdį. Ko, aš dabar čia esu padaręs, tai aš nusėmiau irgi vauštų dangtelį, nes man čia iš pono vis tas kraštas vis laik nubėgis tepalas buvo. Tai aš čia biški šiandien apsiploviau, vanau, su biški reikiamom priemonėm, taip atsiblizgiai, aš nesumatęs tokį grožiaus per teik metų. Jo, čia dar žiemos metu aš buvau pasikeitęs generatorių, su sankaba užsimetęs, generatorius į pilną perrinks guolę, kolektorius, angliuką pakeisti, karočią, kainaus. Tai ansa 120 amperų yra, o originalą aš ten nudrėbiau 90 amperų, man, nafig galvoju, sens vis tai kriens, po eksperimentų norėjau susimesti. Jeigu dedas sankaba, čia normalis sankabėlė, nepaprastas skrimulys ir, o dedant su sankaba, didesnis diametras gaunas, tai ilgesnį diržą reikia. Originalaus 890 pk diržas nebetink, reikia imti 900, aš tai šitas prisiderinau, 6 pk 900, fokusuok, Labai gražia, labai puikia viskas man čia priderėjai. Originalus 78 mm skrimulys, man rodas, jeigu neklysto dėl diametrą. Ir viskas čia tas principas yra, kai yra be kondišo. 6 pk tai 6 griovelių diržas, nes su kondišas, man rodas, su sankabėlėm 5 pk, bet kadangi čia yra 6 griovelių, tai 6 pk diržas reikalingas. Autoaibė nevykėliai man nesugebėjo priderinti sankabėlės. Realia nuo Šaraną 1.9, čia tų galaksių senųjų tų pirmų su 6-8 kW variklių sankabėlė N, Golfa 3, principė Golfa 3 ir tas generas pilnumo įtelpa. To aš pažiūrėsiu, čia turiu kažkur skremulyzą visą. Būtent. Va, čia yra paprastas skremulys. Unsa toks paprastas, ansi mažesnį diametrą, dėl to diržas ir reikalingas didesnį, ilgesnis tai yra. Normali sankaba. O čia paprastai norėjau su visą laiką su sankabėlkę, mažiau drožtų diržą, nes su ta mašinai buvo toks nemalonus incidents, bet labai laiminga pasibaigė. Išėjo šaibom įtempės generatoriaus. Išėjo šaibom guliuks, įtempėjai skrimuliuks čia tos. Tai nukrito diržas, sugriaužė pagrindinį diržą. Čia buvau, bet nieko išėdino, tas pats variklis smagiai važiavom. Tai ko aš čia daugiau noriu papasakoti. Tai bus keičiams, vien žodžiu, nuo 66, A4 tiksliau sakant. Čia nuo to varikliaus dėsiu visą kolektorių išmetimą, dėsiu turbiną. Bus irgi dedams tepimą vamsdelis. Tas šitas čia ir nuo to pačio varikliaus Nes beškinis sen šitas su tokiu štuceriu. Tas štucerizas irgi. Čia ką prailgintos toksa ir į tokį šitą trumpesnis vamsdelis. Ikon daugiau nieko. Susitvarkysiu čia kol kas teik. Šlanga keisas šitas tavo. Ko gero, reikės kažkom prisiderinti. O kol aš priderinsiu, aš neįsivaizduoju dar. Bet faina, gražiai nusiploju viskas. Per tiek metų nebuvau matęs. Čia da keisiu tau gumą, alsuokliaus. Dabar čia uždėjęs, kad biški Hermetics apstengtų Victor Reigns. Tas Hermetics man čia iš senų laikų turiu. Taip, kad
ausį pradėjo spengti, net neįsivaizduoju. Šiaip nežinau, aš iš vis norėčiau tam variklio cheminį valymą padaryti. Nežinau tik kokias būdas, bet norėčiau, nes toks jie apsišykęs, kad net nežinau, iki munis, kažkas nekeisdavo nam tepal. Ai, kaip baisu. Čia dėjau per visą ilgį hermetiką. Sakau, ne, užteks man čia bėgtas tepals, paskiau technikinė ten kinisinės. Sako, nusiplauk variklį. Nespėjai nusiplauti, tik vėl viskas apibėg. Tai ko tu čia prišvažiuojant tik tą spėję, dirbant variklį nusiplauni. Ir tik tą šuokį mašę, nežinau, čia į vėlelėlis žiūri irgi. Toks fainas spalvots, čia ant užkaits. Kas čia namie? Nežinau, gal kada nors prieėsiu iki tai, kad paims įmeskėt variklį, ten to užnugarį, kur stovant su žmonės. Taip, nes čia baisu. Čia tik smalos kad aš nežinau, čia asfalt galėtum dėti. Šitą baisu galva, šitą kad parodyti. Na va. Net verkt noras. Kaip sakant, burtininkauju, kol galiu. Kas daugiau bereiktų. Taip, kas daugiau nieko. Kol kas. Da į minčių man iš visą tą mašiną pasikeisti variklį pravodkę visą. Vien žodžiu, su visų kompu, nes čia stovi metalinių korpusų komps, tas senasis variants, nes čia 94 kažkur metų antros pusės, 3 ketvirčios, net neįsivaizduoju, dabar sunku pasakyti tiksliai, 3 arba 2 ketvirčios, nes Grinanos UK iki 96 metų, tai paskiau 95 metas, ten iki kažkelint mėnesios UK paskiau su plastikiniu korpusu kompu, kuris ėja ketvirkėse irgi pirmuosius A4, būtent 66 variklė jau ten. Čia 55 kontaktų visas tas komps, o aš kurindėsiu visą pravodkį turų su plastikiniu kompu, ten jau 68 kontaktų tas komps, lengviau kažkom gali burtininkauti, jau tor, kaip sakyti, ne tor išorinį map sensoriaus, čištas išorinis map sensorius, va, ten gaidieno. Nežinau, matysiu dar irgi viskių fantazijos čia turint tos mašins, kol bent kėbals leida, galvoju kažkokių tokių nesąmonių daryti. Tai vat, ir matysim, kas čia ką apgausas. Paskutinį kartą buvo keistas pagrindinis diržas. 21 metas, kovo mėnesį, tada, kai buvau nutrūkęs. Buvo teikštas ridos 400 6,000, eiktų nachu nebemoku, net ir eiktų pist. Kokia gėda, absoliutus absurdas. Taip va, vienu žodžiu, čia daug nebeblevizgui, nes ši nesąmonė, aš šneku daugiau negu naudos iš to. Dėsiu dabar hermetiką čia ant viršos, kad nebūtų man juokti palyzą. Tarpinę aš dedu tau patį, nors turėjau atsargo. Turiu naują, bet galvoju pizdumat. Dėsiu seną, aptepliuosiu čia irgi hermetikų, čia ant viršaus irgi. Karočiui, nes, zaibal, kiek galima šitą tepalą lašinti. Paskiau važiuoju su kapsančiu tepalu ant kelių. Irgi negera. Paskiau reikia dapilinėti, galvoju, kas čia yra. Kapuš, kurį paskiau šaltą variklį girdi, kompensatorę verką, jaudom, krokodilo ašarom. Neužsipumpuojam, mes prašau, negazuok, seniai. Pajibati. Tepa. Kon daugiau niek, man čia žiūrga, labai šaunę prikėba. Taip, atveinu žodžiu. Bet kas jį čia bus haltūrinis šitą į starteriaus varšts, prisuks su 2 veržlėm. Nežinau, kon čia reikėtų įkvartuoti, kad te prisimėsli burtų.
nesuprasi. Kas nepatinka tos mašinas, man kad kėbuls į baisį pavargs, net bijau rodyti iš tikrųjų, nes, žiauru. Bet pabandykim. Čia padarom reikalą tik tas, kur niekap neprienaš prie tokių dalykų, kėbulo darbų. Tai va, gera, užteks čia tuščia žodžiauti, einam darbautis.